Socialinę atskirtį mažinančių taip vadinamų progresinių mokesčių sistema artima daugeliu ES šalių. Dauguma jų užima pirmasias vietas pasaulio konkurencingumo lentelėse, o gyventojai džiaugiasi valstybės jiems teikiamą gerovę. Aš manau, kad yra daug įrodymų, jog norint konkuruoti pasaulio rinkoje, reikia labai daug investuoti į švietimą, socialinę apsaugą, infrastruktūrą ir į mokslinius tyrimus. O progresiniai mokesčiai kaip tik ir yra geras būdas paramai gauti ir taip investuoti į mano minėtus dalykus. Tokiu būdu siekiant ekonominės sėkmės. Sėkminga progresinių mokesčių patirtimi dalyjasi ir Danijos atstovas. Anot jo šalyje progresiniai mokesčiai yra pakankamai aukšti, tačiau gyventojai jais patenkinti. Tyrimai rodo, kad danai mokesčius priima ir suvokia juos kaip modernios visuomenės dalį, kurioje gali gauti gerą išsilavinimą, vaikų rūpybą, socialinę apsaugą ir daugelį kitų gyvenimo geroviai svarbių dalykų. Taigi priešingai nei teigia vadinamieji ekspertai, Skandinavijos šalių patirtis rodo, kad progresiniai mokesčiai nestabdo šalies pažangos, o kaip tik jie skatina kylantis darbo našumas, didesnė žmonių perkamoji galia, stiprėjanti konkurencija tarp šalių.